Labą dieną. Mes šiandieną per www.imlietuva.com kalbam su Benediktu Vanagu. Mums tikra garbė su Benediktu kalbėti šiandieną. Jis vienas iš universaliausių lenktynininkų Baltijos šalyse. Pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žaidynių lenktynių, ralio maratono ir bėgėlės varžybų trasose. Dažniausiai lenktyniauja ralio varžybose. Labą dieną, Benediktai, labą dieną. Sveiki gyvi, labą dieną, imlietuva.com. Ačiū. Ar galėtumėt su mūsų žiūrovais paaiškinti trupučiuką apie jūsų sportą? Turbūt daugiausia iš ko žmonės žino mane, arba mūsų komandą, kurią atstovauju, tai yra cross country tipo lenktynės, arba tai yra bekelės lenktynės. Ir žymiausios tokio tipo lenktynės planetoje yra Dakaras. Tai yra žymiausios žymusis Dakaro ralio maratonas. Nors Dakaras yra Senegalo sostinė, bet pastaruosius turbūt 6 metus Dakaras vyksta Pietų Amerikoje. Dažniausiai tai yra Argentina, Čilė, Bolivija, Peru. Ir tai yra lenktynės, kuriuose reikia įveikti 10 000 kilometrų ir jos tęsiasi net 2 savaitės. Ačiū labai. Ir tikrai įdomu. Galėtumėt paaiškinti mums ar pasidalinti, kas imponavo, ar kaip tas noras pradėti lenktyniauti jums pradėjo? Aš norėjau lenktyniauti dar turbūt tais laikais, kai buvau visiškai mažas vaikas. Tačiau automobilių sportas yra labai brangus užsiėmimas. Ir aš realiai galėjau pradėjau sportuoti ganėtinai vėlai, tai man buvo turbūt 18 ar 19 metų. Kitaip tariant, tai atsitiko tik tada, kai aš galėjau sau leisti pradėti finansuoti automobilių sportą. Pirmasis mano sportinis automobilis kainavo turbūt kokius 6 000 eurų. Paskutinis kainavo 400 000. Tai aišku, praėjo beveik 20 metų tarp pirmojo ir kurį įsigijau pastaruoju metu. Ir aišku, kad per tą laiką tikrai labai daug kilometrų, labai daug įvairiausių sezonų, labai daug įvairiausių nutikimų ir viskas gyvenime prasideda nuo noro ir nuo svajonių. Taip, kad svajoti reikia atsakingai, nes jos būna pildosi. Taip. Trupučiuką kalbėjote apie naują jūsų mašiną. Tai yra trokas su vytėm. Nepaprastai fainas. Vienas iš gražiausių, kur aš pati gyvenime mačiau. Labai lietuviškas. Automobilių sporte, tai kadangi atstovauju Lietuvą, tai buvo tikrai didelis noras užsidėti simbolį, kuris geriausiai apibūdina, kas yra tikrasis lietuvis. Pirmasis Dakaras man tikrai buvo labai sunkios lenktynės, mes pakankamai nemažai ten klydom ir tai yra tikrai tokio tipo įvykis, kuris palieka labai daug patirties po to ir tu labai daug sužinai. Tai per šitą savo turbūt vieną didžiausių išbandymų gyvenime aš susibičiuliavau su Vyčiu ir pradėjau jį suprasti visai kitaip. Tai taip dabar pastaruosius 3 metus, kadangi Dakarą sufinišavęs jau 4 kartus, Vytis užima pačią didžiausią ir pačią solidžiausią vietą mūsų aprangoje ir mūsų automobilyje, nes aš manau, kad tai yra geriausias būdas parodyti visiems mum arba priminti mum visiems lietuviam, kas mes tokie esame. Pasiruošimas Dakarui tai yra labai ilgas procesas, iš tiesų jisai trunka visą gyvenimą. Bet jeigu šnekėti truputėlį rimčiau, tai yra metų projektas ir nemažai žmonių išlydi mūsų oro uoste, kuomet mes išskrendam iš Lietuvos į Pietų Ameriką. Tuo metu jie ploja per petį ir sako, jūs turėsit padaryti labai sunkų darbą. Į ką aš dažniausiai atsakau, kad 70% darbo jau yra padaryta. Taip, kad gerai pasiruošti šitom lenktynėm yra didžioji dalis. Lenktynėse kaip kariuomenėje, kuo tu geriau esi pasiruošęs pratybose, to tau lengviau yra mūšyje. Tai Dakarą mes išvykstame pasiruošę parodyti, ką mes mokam. Ir aš manau, kad gyvenime taip yra visiškai visur. Nesvarbu, ar tu turi verslą,
ar tu augini vaikus, viskas yra pasiruošime. Mes paklausim visų lietuvių, kurie kalba su mumis, apie jų mėgstamiausią lietuvišką maistą. Daug kas iš mūsų žiūrovų jau nebekalba lietuviškai, aš viso niekada nekalbėjau, bet jie prisimena vaikystę ir Lietuvą, lietuvišką maistą. Ir ta meilė maistui jungia mus visus. Tai norėčiau jūsų paklausti, koks jūsų mėgstamiausias lietuviškas patiekalas? Sunku pasakyti, bet turbūt, jeigu reikėtų rinktis, tai prioritetą dėčiau šaltibarščius ir cepelinus. Jie puikiai apibūdina mūsų virtuvę. Ačiū labai. Ir paskutinis mūsų klausimas, kurį visų klausime, yra, ką reiškia lietuvybė jums? Ką reiškia būti lietuviu? Na, būti lietuviu tai reiškia būti autentišku. Ir nepriklausomybė yra tai, ką mes turėję esame labai daug amžių, bet pastaruoju laikotarpiu dėl juos reikia labai daug kautis. Ir mums visiems reikėtų suvokti, kad norint būti autentišku, tai yra labai didelė atsakomybė. Taip, tai yra privilegija, bet reikia labai daug išminties ir labai daug darbo padaryti taip, kad tu galėtum būti savimi. Puikiai atsakėt, labai gražu klausyti jūsų. Norėčiau dar pasidalinti jūsų tinklapį, jeigu yra, ir plus social media sites, jeigu yra pas jumis. Žinau, kad jūs esate Instagram ir Facebook'e, bet ar dar galima kažkur siekti jūsų visą darbą? Aš manau, kad pagrinde Facebook'e tai Benediktas Vanagas turiu atleto puslapį ir ten tikrai pakankamai nemažai informacijos yra apie tai, ką mes veikiame, ir Instagram irgi yra daugybė nuotraukų, kurios atspindi mūsų kasdienybę. Tai jeigu kažkam yra įdomu, mums yra labai smagu dalintis to, ką mes veikiame. Ačiū, Benediktai, tikrai buvo įdomu daugiau sužinoti apie jumis, apie jūsų sportą, apie lenktynės. Dėkui jums. Viso gero. Ačiū jums labai, jūs darote svarbų darbą. Ačiū labai. Iki pasimatymų. Kaip?